Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidos rėmėjas rrr.lt. Raskite savo dalį. Jeigu pasirodžius pavasariniai saulėje ant savo automobilio kėbulo pastebėjote akį rėžiančius, ne pačius gražiausius įrėžimus, tai vienas efektyviausių būdų juos pašalinti yra kėbulo poliravimas. Šiandien su automobilių švaros specialistais pasikalbėsime ne tik apie šį procesą, tačiau ir apie tai, kaip automobilio blizgesį išsaugoti kuo ilgiau. Tai, kad automobiliui jau laikas keliauti pas poliravimo specialistus, vairuotojai dažniausiai pastebi pavasarį, kai po rudens ir žiemos sezonų kėbulas būna praradęs blizgesį. Tačiau kai kurie vairuotojai net ir matydami akivaizdžius ženklus to vengia, nes bijo, kad bus reikšmingai sumažintas lako sluoksnis. Viskas remiasi į tai, kodėl mes poliruojame automobilį. Jeigu mes poliruojame dėl to, kad pavasarį pamatėme nuplovus automobilį, kad turime ant jo visokiausių hologramų ir norime, kad tas automobilis atrodytų nepriekaištingai, tai iš esmės bus lengvasis poliravimas, kai mes pašalinsime hologramas ir mikroįrėžimus. Jeigu mes automobilio kėbulą apleisime keliems metams iš eilės, tai yra nepoliruosime jo, ant jo turėsime kažkokių tai didesnių defektų ir juos norint pašalinti bus gerokai sudėtingiau, tai natūralu tas poliravimas, jisai turės tam tikras pasekmes automobilio lako. Kas yra poliravimas? Poliravimas tai yra iš esmės lako paviršius išlyginimas. Kuo jisai yra mažiau pažeistas, tuo mes turime daryti mažesnę įtaką lako storiui, norint automobilį išpoliruoti. Nupoliravus automobilio kėbulą efektas pastebimas iš karto. Akis mato gerokai sodresnę spalvą ir blizgesį, nors priėjus bei pažvelgus iš arti gilesnius įbrėžimus vis dar matome. Kodėl taip yra? Poliruojant mes nepašaliname tų įrėžimų. Iš esmės mes pašaliname įrėžimo galimybę atspindėti šviesą. Įrėžimas iš savęs struktūriškai dažniausiai turi aštrias briaunas ir šviesa atsimušdama į aštrias briaunas atsispindi tiesiogiai atgal. Taip mes matome įrėžimą. Poliravimo metu tos briaunos yra užapvalinamos, taip išskaidomas šviesos atspindys ir akis absoliučiai nemato jokio įrėžimo. Tuo metu reguliarus, pavyzdžiui, kartą per metus atliekamas kėbulo poliravimas ne tik leis visada mėgautis puikia automobilio išvaizda, tačiau ir sutaupyti. Reguliariai poliruojant automobilį, jam reikia atgaivinti spalvą ir pašalinti mikrodefektus, kurie yra atsiradę per automobilio eksploatacijos laiką. Jeigu poliruojame automobilį kartą į 3 metus ar ilgesnį laiko periodą, tai iš esmės mes turime iš pradžių atstatinėti automobilio vizualinę būklę. Ir tai reikalaus tiek daugiau pastangų, tiek intensyvesnio poliravimo, tiek pats procesas bus gerokai brangesnis ir sudėtingesnis. Nes paviršinius įrėžimus pašalinti yra visiškai paprasta, o jeigu jau kalbame apie gilesnius įrėžimus, tai jau bus gerokai sudėtingesnis procesas. Ir jeigu paimsime tą patį laikotarpį 3 metų, tai 3 kartus poliruoti automobilį atgaivinant spalvą kainuos neretai arba tiek pat arba pigiau, nei vieną kartą po 3 metų nupoliruoti jį šlifuojant visą. Jei norite, kad akį glostantis nupoliruoto kėbulo blizgesys išliktų ilgiau, šį efektą galima išsaugoti naudojant specialias apsauginės dangas, pavyzdžiui, nanokeramiką. Apsauginės dangos jos yra labai skvarbios, jos yra labai smulkios tekstūros ir jos geba įlysti į tuos įrėžimus ir juos užkonservuoti. Tai yra ta danga lieka tose įrėžimuose. Ir gaunasi, kad paviršius yra išlyginamas, taip yra dar labiau apsunkinamas purvo kaupimasis ant automobilio ir taip pats efektas blizgumo išlaikomas gerokai ilgesnį laikotarpį. Dažniausiai apie kėbulo poliravimo vairuotojai pradeda galvoti pavasarį, nes nori, kad nepriekaištinga išvaizda jų automobilis pasižymėtų būtent šiltuoju metų laiku. Tačiau ekspertai sako, kad tam puikiai tinka ir ruduo. Jeigu žiūrime iš praktinės pusės, tai yra iš priežiūros pusės, tai prieš sezoną, kada sulauksime daugiausiai purvo, tada automobilis ir turėtų būti poliruojamas. Tai yra paruošiamas ir padaromas kuo įmanomas lydesniu, kad jį būtų kuo lengviau prižiūrėti. Tai rudens pabaiga, tai yra tas turbūt pats tinkamiausias laikotarpis, kada prieš žiemą būtų galima poliruoti automobilį. Nemažiau svarbu ir tai, kad nupoliruota ir apsauginėmis dangomis padengta automobilio kėbulą bus lengviau prižiūrėti, ant jo kaupsis mažiau purvo, o jo pašalinimas bus gerokai greitesnis ir paprastesnis. Taigi, savo puikios išvaizdos automobiliu galėsite mėgautis ilgiau bei dažniau.